Sveiki visi, šiandien pažiūrėsim patarimą tau iš srauto, iš visatos. Pagalvok dabar apie savo situaciją, pagalvok tik apie save. Karalienė monetų. Dabar stovi tu tikrai ant tvirto pagrindo, gali dabar to netikėti, bet ši korta visada sako, kad tu jau susitvarkusi daugiau nei pati galvoji. Dabar kaip patarimas, reikia pasirūpinti savim paprastai, baziniai tokie dalykai kaip maistas, miegas, pinigai, kūnas. Nereikia dabar gelbėti viso pasaulio. Leisk savo komfortą be kaltės jausmo, nes prabanga šiuo metu tau yra stabilumas. Ne dramos, ne isterijos, ne santykių ten pasiaiškinimai, ne. Tik emocinis stabilumas. Jeigu kažkas tave išmuša iš ramybės, vadinasi, tai ne tavo. Ir pasitikėk to, ką turi savo rankose. Nes vidinis kritikas gali tau neleisti to pamatyti. Ir pasaulis. Kažkoksai etapas tavo gyvenime jau baigtas. Nereikia grįžti į praeitį, nereikia tikrinti, taisyti, kažką ten pergalvoti. Durys jau užsidarė, ciklas pasibaigęs, raktas padėtas ant stalo. Tu jau išmokai tai, ką turėjai suprasti. Dabar metas judėti toliau. Pasaulis visada sako, kad lygis pereitas. Tau negalima dabar laikytis senų dalykų, tik iš įpročio. Nes dabar naujas etapas, naujas ciklas tau tarsi kvėpuoja į nugarą. Ir tau nereikia bijoti užbaigimų, nes jie tave išlaisvins. Tu pasiruošus tikrai kitam etapui labiau nei tu pati manai. Ir taurių 10. Tavo širdis nori to džiaugsmo, nori laimės, nenori jokių kompromisų kažkokių, ne pusę laimės, tu nori pilną puodą, Ir svarbiausia, kad tu žinai viduj, kas tau yra ta laimė. Todėl šiuo momentu tu negali apsimesti, kad mažiau irgi tinka. Jeigu nėra šilumos, tau tai nėra namai, nes emocinis saugumas tau dabar yra prioritetas. Dabar neturėtum bijoti daugiau. Tu tikrai nesi perreikli, tu tiesiog esi sąžiningas su savim ir tu pajusi, kai tai, kas tavo, jausis lengvai. Tu tikrai to nusipelnei. Čia žynys, jis kalba apie tavo vertybės. Ne kitų nuomonės, dabar laikas paklausti savęs, ko tu iš tikrųjų nori, kuo tiki. Nereikia gyventi pagal svetimas taisyklės. Gali atrodyti, kad tos taisyklės svetimos yra kažkokios teisingos, skliaustelios. Bet tu suaugusi mergaitė ir gali rinktis pati. Autoritetas tas yra dabar viduj tavęs. Ir tu gali gyventi savaip. Ir tai bus teisinga. Tu vis tiek liksi gera, nors ir gyvensi pagal savo kažkokią nuomonę, savo taisyklės. Saikingumas. Saikingumas, kaip ir sako, niekur neskubėti. Viskas vyksta dabar kaip ir lėtai, bet labai tiksliai.
Tai tikrai ne kažkokia stagnacija, ne tavo gyvenime. Čia vyksta procesas. Tiesiog tu kažko gali nepastebėti. Čia yra maži žingsneliai, bet tie žingsneliai dabar efektyvesni tavo gyvenime nei dideli šuoliai kažkokie. Balansas. Dabar balansas turi būti tavo gyvenime. Jeigu jauti, kad perlenki lazdą kažkur, sustok. Jei jauti, kad kažko trūksta, biški pridėk. Gyvenimas tave tarsi dabar maišo, bet labai 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 švelniai. Nebus kažkokio šoko, čia nestaigus pokyčiai, švelnus pokyčiai. Taurių ketvertas. Tikrai dabar esi pavargusi emociškai. Tau kartais gali dabar tiesiog norėtis tiesiog pasėdėti. Nieko nenorėti, nieko neveikti. Bet problema yra ne tame, kad nėra galimybių kažkokių. Jos yra, tik tu jas nematai. Tau tiesiog reikia pakelti akis, kad pamatytum tą kitą taurę. Leisk savo stebėti tą savo gyvenimą. Nereikia iš karto šokti ten į upę. Tiesiog pažiūrėk, pastebėk. Balansas turi būti dabar. Ir atsiskyrėlis. Dabar visas procesas vyksta tavo viduje. Tau reikia dabar tikrai šiek tiek vienatvės, ne izoliacijos, tiesiog laiko savo. Neskubėk dabar dalintis savo planais. Tu turi pati dabar juos išgirsti savo galvoj. Nes dabar tavo tas vidinis balsas turi būti labai aiškus. Tiesiog jokio triukšmo, Tu turi save išgirsti. Eik savo tempu, visos kortos taip sako. Tu žinai kelią viduj. Tik jis dabar toksai nematomas, neapšviestas, matai, tu tarsi jo nematai. Bet tau reikia nekoncentruotis ant savo dabartinių problemų. Tiesiog tau reikia atitrūkti, kažkaip pamatyti kitą. Atsigręžk, pažiūrėk nors už nugaros. Dabar, šiuo momentu. Ką pamatai? Kažko nematai. Todėl ir negirdi savęs. Tau ir kortos pataria. Taip. Ir pažiūrim, kas dar. Esi kažkokiose iliuzijose dabar. Nes čia yra taurių septynetas. Turi daug variantų, bet visi kažkokie netikri. Gražios fantazijos, iliuzijos. Ir ši korta visada pataria blaivaus žvilgsnio. Kas realu? Kas realu, o nuo ko tu nori pabėgti? Ir ne viskas, kas blizga, yra tavo, Geriau vienas kažkoks aiškus kelias, o ne 7 migloti. Paklausk savęs, ko tu nori iš tikrųjų, o ten ne kaip būtų fainiai turėti tą ar aną. Aiškumas ateis, kai tu nusimesi tus rožinius akinius. Ir tada sprendimas taps labai labai paprastas. Šiaip, jeigu aplamai, su tavim dabar viskas yra gerai, tai tik tu dabar esi tokiam pereinamam etape. Turi pagrindą po kojom, bet tau reikia išmokti jo pasitikėti. Kažkoks vienas etapas gyvenimo užsidarė, tai ne tragedija, čia yra kažkoks progresas. Tavo širdis nori tikrumo, pilnatvės,
Ir svarbiausiai dabar gyventi pagal savo vertybės, ne pagal kaip reikia, kaip mano mama gyveno, kaip ten tėvai ir taip toliau. Procesas vyksta, aišku, dabar lėtai, teisingai, todėl nereikia savęs spausti. Atsakymai ateina per tylą tavo, ne per kitų nuomonės. Ir kai nustosi blaškytis tarp tų iliuzijų, pasirinkimas taps labai aiškus. Nurimk, pasitikėk dabar savim ir leisk gyvenimui tave nuvesti ten, kur tau iš tikrųjų bus gera. Šiandienai viskas. Ačiū visiems, viso gero.